dieną. Mes esam Latvijoje, Rygoje, paskutiniam Lietuvos semi-pro etape, 6. etape. Ir pravažiavom ką tik kelis važiavimus. Sunku, labai sunku, kažkaip nežinau, bet tikiuosi įsivažiuosim, keičiam padangas ir lekiam toliau. Esame Rygoje grand finale, kaip sakant, Baltijos čempionato. Važiavam šiaip pasivažinėti dar, turbūt uždaryti sezoną, galbūt netgi paskutinį kartą su šituo automobiliu, pabandyti dar vienas padangas naujas. Treniruotėse, kaip ir sekėsi, visai neblogai, atrodė viskas kaip ir gerai, bet turbūt tą pertraukai, nežinau, tas oras atšalęs, nesupratau, kad biškį turim šlangą kiaurą. Čia toks mano kažkokią problemytę, nesupratau ir ant kvalifikacijos pasirodo jinai prakiūro labiau ant pirmo važiavimo ir tiesiog arklių nebebuvo. Tai vat, to pasiekoje turėjom 0 pirmų važiavimų, o antrų važiavimų susitvarkiau plius minus kažkaip ir gavom 7 taškus. Tai nėra gerai, nėra blogai, bet mes žaidime ir rytoj parodysim viską, ką galim. Labas rytas visiems, sveikinamės iš saulėtos Rygos, nuostabų šeštadienio rytą. Turime šiltą, gražų, gerai nusiteikusi, kaip čia pasakyti, vaibelį tokį. Norėtųsi pasidžiaugti, kad turime jį paskutinį. Panašu, kad mums kortos krenta teisingai, oras geras, nuotaika gera, išsimiegojom, papusryčiavom. Vakar vakare darėme šiek tiek treniruočių, keletą valandėlių turėjome. Biškį prisišaudėme, bet ne viskas taip gerai, kaip norėtųsi dar. Todėl vakar vakare dar padarėme track walką. Tai track walko metu paaiškėjo keletas labai svarbių aspektų, kuriuos šiandien turime pasitaisyti. Taigi pasižiūrėsime, ar mūsų įžvalgos track walko metu mums padės šiandien geriau, teisingiau būti klipinuose ir visą tai teisingai atidaryti. Taigi važiuojam, chebra, važiuojam.
Viskas, treniruotės baigęs, laukiam kvalifikacijos. Treniruotės kaip ir vakar, taip ir šiandien viskas sklandžiai, bet galėtų geriau. Labai svarbu šiandien suvažiuoti gerą kvalifikaciją, kadangi šiandien dėliojas lentelę, galutinį rezultatai, tad reikia gerai reikia, tad tą ir bandysim padaryti. Sveiki, mano vardas Alvijus ir aš šiandien Ignas Poteris. Ir galiu papasakoti iš savo perspektyvos, kaip atrodo mūsų treniruotės kol kas prieš kvalifikaciją Rygoje. Tai žodžiu atsivežėm ne patį galingiausią bolidą turbūt, galėjom tą padaryti, bet susilaikėm ir nusprendėm, kad visą sezoną Ignas jau važiavo su šituo, su kregždutė ir pabaigs sezoną taip. Tai sunku iš tikrųjų ganėtinai veikti tokią greitą trasą, labai greitas susistatymas, labai reikia pataikyti su redukcija, nes yra ir greita vieta trasoje ir yra sulėtėjimai. Tai va šitos vietos mus, tiesiog labai reikia pasitempti šitose vietose. Tai Ignas pats jaučiasi gerai, mašiną išnaudoja, manau, maksimaliai. Dar truputį vietų trūksta, gal drąsiau paleista mašiną lėkti, bet to pačiu ir tampa rizika didesnė. Turim stiprią konkurenciją, tikrai yra galingesnių, kuriem yra kur kas lengviau įveikiama šita trasa, kas turi daugiau arklio. Sunkiausia vieta, mano akimis žiūrim, tai yra sulėtėjimas už trečio klipo, tai už to trikampio pavadinkim, į kalniuką, pašokant link sienos. Tai tenai yra svarbiausia išsilaikyti inerciją, nusistatyti tinkamą kampą ir išlėkti iš jo kuo įmanoma greičiau. Tai čia ir bus tas, manau, kertinis dalykas visiems praeiti kvalifikaciją. Tai iš dalyvių skaičių žiūrint, tai tikrai bus turbūt 16. Ir redzam jau vienotienas zonā. Skaisti veltens E36, vecais labais un pagaidām ar braukšanu arī veicās diezgan labi. Jāmēģina tikt līdz iekšnai, to arī Ingas Kringelis šobrīd izdara. Ārmetības arī veiksmīgs un ir finišā ir trofija. Atvainosim 27. Aivaras Maciulevičus un Ignas Kringelis. Jā, tātad Aivaras Maciulevičus leading, Kringelis following, and here we go, initiation in the first turn. Let's see how are they doing on their first run, and what a mistake following there by Kringelis still, but Maciulevičus doing his best on his lead run. What a really close tandem right here by Kringelis. Transition to the last turn, and they are finishing their battle, and again hitting some cones outside of the track, so that was and we are ready. Ignas Kringelis will lead, and Aivaras Maciulevičus will follow or chase him, and here we go. Green light is on. Maciulevičus leading, Kringelis following, initiation in the first turn. Let's see how Maciulevičus does on his lead run. Kringelis trying to keep up with Maciulevičus, doing a really good job on the chase, and even though cutting the track, what a nice transition by Maciulevičus, getting really close to Kringelis, and again, what a nice transition, really close to the lead driver. What a nice chase run by Maciulevičus. Atėjo porinių diena, top 16, Maciulevičus. Nusiteikimas buvo geras, oras nebuvo geras, šaltas rytas, bet važiavom, ir ką, prisigrybavom. Top 16, kritom prieš Maciulevičių. Lydas mano buvo blogas, čeisas irgi negeras ir Maciulevičius taip pat. Lydas ne kažką, čeisas ne kažką, tačiau nusprendė teisėjai, kad laimėjo jis. Tad kraunamės, važiuojam namo, žiūrim kokie rezultatai šių metų ir iki kitų metų. 3, 2, 1!